Sveiki, mano vardas Kęstutis Meiris iš Tauragės. Beveik 10 metų gaminu silikoninius masalus įvairiam plėšrūnam. Šiandien savo gaminius noriu pasiūlyti jūsų parduotuviai. Siūlau masalais prekiauti va iš tokios dėžutės. Masalų pardavimas iš dėžutės yra labai praktiškas. Užima mažai vietos. Šita visos spalvos vienoje vietoje, mano masalai vienas kito nedažo. Ir atėjęs klientas, norėdamas pirkti vieną masalą, pavyzdžiui, šitą randa ir šito dar nori. Masalai sukomplektuoti, surinktos pačios geriausios, kibiausios laiko patikrintos spalvos. Masalai minkšti, naudoju daug blizgučių, UV spalvų. Jie yra visi laminuoti, akys yra padengtos taip pat silikonu. Yra čia 3 formos. Šita twisteris, 12,5 cm darbinė forma. Yra toksai riperis kanopa, 11,5. Mano forma sukurta. Ir šitokia kanopa, 10 cm. Taip pat mano sukurtos formos. Masalų rinkinį sudaro 138 vienetai. 46 vienetai šitos formos, 46 vienetai twister formos ir 46 vienetai va šitos formos. Akys yra padengtos silikonu, akys yra viduje, tikrai neiškrenta, UV, viskas čia teisingai, turiu daug patirties, esu žinomas. Paskutiniu metu labai domisi žvejai didesniais masalais. Taip kad taip pat galiu padaryti rinkinuką ir iš didesnių dydžių. Va, yra ir šitokių, ir šitokių. Na, o čia mano patys didžiausiai. 20 cm. Va, prašau, kokie jie yra. Va, kokie masaliukai, jie visi laminuoti, labai gražiai blizga. Naudoju daug blizgučių. Na, visko, ko reikia, kaip sakant, ir pritraukti klientą, ir žvejui, ir žuviai. Bandau išrasti šitą viduriuką. Jie turi visi akcentą, tą vadinamą atakos taškus, čia viskas ultravioletai, viskas padažyta, kas tinka plėšrūnui. Mūsų senoliai seniai žinojo, kad ant blizgės užrišus raudoną vilnonį siūlą kibimas geresnis. Taip kad įdedu tikrai daug darbo, daug meilės šitiem guminukam. Ir jeigu sudomino, rašykite man, arba paskambinkite, susisiekite, atsiųsiu dėžutę pabandymui. Tikrai nenusivilsit. Linkiu visiems gero sezono. Jo, kokie mažylikė. O čia tai mutantas. Nežinau, kiek čia bus, bet 1,30 m bus. O čia tai kas ten lūrės. Čia vienas iš laimikių. Tokių per sezoną pasitaiko nemažai.